paskiau, kaip sako, informacija skaityta, ne? Medžiai kaip, tas sako, jau su kosmosu susijungia medis, kaip skaitoma informacija. Vat būtent ateini, įkvėpiau, iškvėpiau, nusiraminau ir paleidau. Ir tau ateina, tau neparašys taigi medis, bet tau ateis žinojimas tiesiog per tai, kad tau ateis matymai kažkokios vizijos, kažkokie, nežinau, vaizdiniai. Tu paprasčiausiai atsiversi knygą ir tau ateis, kažkoks užrašytas tekstas, kur būtent atsakysi tavo klausimą. Va taip medis tau gali duoti informaciją per YouTube kanalą, pavyzdžiui. Jo, kaip ta išmintis einanti per medį atsiskleidžia tarsi kituose planuose visiškai. Taip. Tik tiek, kad, kaip pasakyti, tie dalykai mes dažnai nesurišam ir nesinaudojam. Kai ta, pavyzdžiui, turi klausimų, kas liečia ypatingai šeimą, artimuosius, medžiai yra idealu atsakymė. Tu tiesiog, ar tau žmogus kažkokį tau išmes, pavyzdžiui, Facebook'e kažkas kažko pasidalins ir to mintimis, kurias tu galėsi panaudoti savo santykyje. Tau duos atsakymus. Tai va taip galingai veikia visos sistemos. Mes tik tai, sakau, nesinaudojam, tokie atrodom vieniši, taigi žmonės sako vienišų daug. Aš galvoju, kaip galima tokiam pasauliu būti vienišu? Neįmanoma. Šiaip tai medžiai iš viso labai besąlygiškai aukoja save dėl kitų. Tai yra vienas iš tokių, nežinau, meilės mokintis reikia iš medžių, nes jie niekad negalvoja savanaudiškai. Jeigu mes galim galvot, kad kažkoks medis ten kovoja dėl savo, taip, jie kovoja dėl savo egzistencijos, bet kame, kai jis pajunta, kad jis stipresnis ir jis duos daugiau naudos, jis tik tada kovos. Jis kaip, pavyzdžiui, sveikas yra medis, jis tada kovos. Bet jeigu jis, pavyzdžiui, ligotas, jis nekovos dėl to, kad kovot ir laimėt prieš stiprų medį. Jis visą laiką paukos, supus, leis gyvūnam įsiveis, leis lygai kažkokį, kad sutrūnytų, kad taptų maistu kažkokio, kad virstų dirvožemiu, kad kažkas kitas galėtų užaugti, kad pasimaitinti ir visa kita. Tai medžiai, sakau, yra besąlyginės meilės, iš tikrųjų žmonėms reikia mokintis. Eiti į mišką ir žiūrėti, kaip vieni medžiai žūsta, kad kiti galėtų augti. Ir kiek yra, pavyzdžiui, kelmas ir medis nulūžęs, kažkoks gluosnis ir to gluosnio vidury eglė pradeda augti. Ir tu supranti, kad gluosnis leido maitina eglį, kad jinai galėtų užaugti ir duoti tą apsaugą, duoti visą tą, kaip sakyti, deguonį. Nes vėlgi žaliai mums kam reikalingi irgi, kad gamintų tą patį deguonį. Nors paradoksas yra, kad žmoguje, kai nėra mažėja dvideginio, tai žmogus serga. Irgi toks fiziologiškai. Jisai viską daro, mums net nereikia nieko daryti. Jį nufilmavus, kai sakau, jisai visą tą energetiką savo pajungia, pavyzdžiui, dabar jeigu mūsų nukreiptas dėmesys į bet kokį tinklapį, ne, jisai tą energiją pajungia į tą tinklapį. Ir šitas medis turi galaktinę išmintį, tą visatos išmintį. Kiek metų tam medžiai? 3, 7, 9. Aš viso nuo 200 metų įgyja, kaip sakyt, galę mokinti kitus ir suvokti, kaip žemėje vyksta visi procesai. Tai jisai, kaip toks sodyba, yra didžiulis augalas. Dėl to kiekvienas, pirmiausia, kai perkat sodybas, žiūrėkit, kokie medžiai. Jeigu medžiai yra galingi, reiškia, jau pusę darbo daugiau padaryta jūsų gyvenimo kokybei pagerinti. Nes medis atliks, pavyzdžiui, jūs sugalvojot kažką noriu, ne? Atėjot, tą mintį tiesiog pajauskit ir tas medis, jisai sugeneruos, jisai šviesą pajungs tokią, kokią reikia, kad jūsų noras išsipildytų. Skerdžius tas būtent atsimeni, yra Krėvės apsakymas, kai nupjovė liepą ir mirė žmogus. Tai tas ryšys su medžiais, aš dėl to, pavyzdžiui, labai žiūriu atsargiai, kai vaikas gimsta ir medis vadina. Nes aš suprantu, ant kiek tai yra stipru
ir gerai, jeigu viskas gerai, o jeigu tas medis nulūš, tai va, ne tokie dalykai, labai atsargiai, kai sakau, bet jeigu jūs turit sodybą ir turit kažką tokio panašaus, kaip šitas gražuolis, tai dažniau su juo būkit, dažniau šnekėkit, jisai kalba, jisai jaučia, jisai viską daro už jūs, nes jisai sustiprina jūsų energiją, paprasčiausiai. Ir labai puikiai, sakau, auklėja visą kitus medelius, jūs, pavyzdžiui, kažkokį paliegus atsiveškit medelį, nuneškit prie ąžuolo sodinuką, parodykit ir nuneškit, pasodinkit. Tik tai užteks net nieko nedarant, nieko nekalbant. Ten energetiniam lygmenį viską padarys. Teisingai, nes visą laiką viskas vyksta teisingai tenai. Mes, kai įkišam savo trigraštį, kvantinį periodą sustabdom, užtampuojam, kaip sako, antspaudą uždedam ir turim situaciją. Kvantiniam lygmenį mes nežinom iš tikrųjų, kaip vyksta viskas čia yra. Tiek, kad sakau, visą laiką pabrėžti reikia. Jeigu sergat, niekad neikit prie ąžuolo. Niekada, gink Dieve, nesustiprins ligą. Tai va šitą reikia įsidėmėti žmonėm ir nedaryk klaidos. Čia, kai jau sveiksti, idealu, bet kai, pavyzdžiui, blogai jautiesi, tolyn, eini prie eglės, prie tujos, va ten, nes tujos savanaudė, jinai viską į save. Beržas viena lengviausia energija, moteriška energija, nesvarbu, kad vyriškas, medis pavadintas, bet yra moteriška labai stipri energija. Jeigu liūdna, ateik prie jo. Visą laiką moterim paverkti ne prie liepos, vėlgi. Kai sunku, pavyzdžiui, eini prie liepos moteriai. Jeigu tau liūdna, eini prie beržo. Beržas viską išims. Iš viso palengvis, jisai tokia įdomi energetika jo iš tikrųjų yra beržo. Jinai daugiausia medžiai juda kaip žemyn aukštyn eina, žemės centro iki, nėra, pavyzdžiui, kaip pasakyti, neturi ribos, jie praktiškai iki brandolio eina, jeigu taip ima. Medžio energija. Jo, energija. Ir eina į kosmosą irgi. Neturi ribos. Mes matom gal auras, kai žiūri medžių, jos ribotos yra, bet energija iš viso, jinai neturi tokio bloko, sakyt, kaip mes įsivaizduojam, aukštingumo. Jinai, jeigu ir horizontaliai, ne kažkokia energija eina, bet jinai visien eis spiraliai ir jinai kils, tik tai jinai bus inertiška ir jinai, kaip sako, lėčiau, bet jinai kylanti visą laiką yra, nes pulsacija žemė, kaip sakau, įkvėpia, iškvėpia, įkvėpia ir ta pulsacija ir per kiekvieną įkvėpimą nenusileidžia taigi tą patį vietą. Kaip spiralė, taigi kyla ir gaunasi, kad ant vienos pakopos. Biškai pasileido per pusę pakopos, vėl pakilo. Ir beržas būtent sūkurį daro. Ir į viršų eina. Kylanti energija. Drebulė yra būtina irgi sklype, bet toliau tai yra apsauga nuo tamsiųjų jėgų, kaip bebūtų, iš tikrųjų. Jinai, pavyzdžiui, drebulės medieną, kodėl darydavo iš drebulės karstus, iš drebulės pastolius, pavyzdžiui, vandenį, tvenkiniuose visas darydavo tos, kas vandenį stovi, nes jinai nepūna, kaip su vandeniu kontaktą turi, kai atskirai, pavyzdžiui, užmirkstanti, tai tada išpūna. Bet jeigu vandenį, jinai nepūna. Jinai turi tokią stebuklingą galią, sakau, energijas, kaip pasakyt, jinai apsauga yra, jinai labai stipri. Jinai, pavyzdžiui, labai puikiai gydo drebulės žievė nuo temperatūros irgi, nuo parazitų įvairių, ten jeigu kažkoks virusinis yra susirgimas. Jinai turi net fiziniam plotmėje, jinai mums kaip vaistas yra labai stiprus, bet energetiniai tai yra sodybai būtinas dalykas, kadangi į mūsų sodybą neįeis, pavyzdžiui, kažkokie žmonės, kurie nori pasipelnyti, nori kažkokias tokiam, kaip plėšikai, kaip sakyt, kurie nori vartotojiški, kurie jie blogai jausis, paprasčiausiai. Ir toks, kaip sakyt, apsauga šiauriniai pusėje drebulė yra idealus medis. Kėniai, visi spygliuočiai iš viso, išskyrus tujas. Tai yra apsauga namui, apšildo tiesiog teritoriją. Nes eglė, pavyzdžiui, ką jinai daro miške, nes kėniai, kaip pasakyti, ne mūsų
bet taps mūsų regiono augalai, nes klimatas keičiasi ir eglės išnyks tikrai su laiku, nes žiemų nebelieka, eglė reikalinga žiema. Ir jie turi tokią apsaugą. Tarp 3 eglių gali pasiklysti. Ką tai reiškia? 3 eglės tau gali duoti tokią apsaugą, jeigu, pavyzdžiui, tave vesi priešas kažkoks. Nu, tikrai, fiziškai tau grėsia. Tai eglės tave gali paslėpti. Bet eglės to pačiu, jos kai paima globą, jos ir nenori paleisti. Tai dėl to žmonės ir būna bijo glynę pasiklysti, sako, niuri energija. Bet realiai tai yra apsauginiai medžiai, apsauginiai sklypui, apsauginiai, jie duoda tokį kupolą padaro tiesiog. Ir ypatingai iš tos pusės, kur yra vėjas, kur yra tokios reikalinga užuovėja. Ir kaip sako, nuo šiaurės, nuo vakarų pasisodink eglių sklypą, vieną ar 2 matinėmis zonomis pakelsi savo sklypo temperatūrą. Iš tikrųjų taip. Ir ypatingai paklotės, jeigu po eglėm praktiškai niekad įšalo nebūna. Ten auga grybai ir žiemą, jeigu apie 0 temperatūrą dar gali rasti. Kas yra įdomiausiai, darytas toks tyrimas, kad eglė, pavyzdžiui, labai puikiai atskiria savo vaikus. Čia yra genialus tyrimas mokslininkų atliktas, kad eglė, nes ten buvo padėta auginami medeliai iš sėklų po kupolais, kur nėra dvideginio. O dvideginis pagrindinis maisto medžiagos yra medžių. Ir per šaknis būtent savo vaikams daugiausia atidavė, kitiem medžiam mažiau, bet kur būtent jos yra eglytės, tiem daugiausia atiduotas buvo tos medžiagos ir jos stipriausi buvo medeliai. Pavyzdžiui, tuja nesidalina. Tuja yra savanaudis medis. Tai tuja, jinai labai graži, jinai primena mūsų vietose kaip kiparisus, bet eglės turi tą, kaip pasakyti, jeigu rinktis pušį ar eglę dėl savo sklypo gerovės, tai turbūt rinktis eglę reikia. Nes eglė daugiau turi vitaminų. Ugliukai yra maistas pavasarį, kai tie pradeda gelsvi ugliukai, tai yra vitaminų bomba. Dosnesnė, kaip sakyt, gal daro tą niūrumą tokį, kaip kiti skaito, bet jeigu, pavyzdžiui, vėlgi, kuo didesnis kupolas, platesnis, energetinis rautas, tuo didesnis yra. Dėl to energija stipriau jaučiama yra. Pavyzdžiui, pušies liktai lengva energija visi jaučia, o eglės liktai sunkia. Bet kame yra, jos yra daugiau paprasčiausiai natūraliai. Ir jinai, pažiūrėk, kiekviena šaka, jinai generuoja taigi energiją. Ir kaip viskas eina, tas rautas, jisai gan stiprus tada gaunasi. Dėl to tas skirtumas ir yra. Medžiai, tai yra duonos medžiai, kai sako, kviečių medis. Nes čia tas pats, kas kviečiai. Ir ateities pasaulyje, nes žemės, kurios dirbamos mažės, tai yra maitintojai. Šitie medžiai bus maitintojai. Nes mes tik jų dėka turėsim duoną, turėsim maisto, visko. Dėl to jie labai labai vertingi. Ir kas tik galit, sudinkit. Ir kuo daugiau paskui paukščiai daugins jo, žinokit, nesirūpinkit, bus pilnas girios jų pasodinta, jeigu mes sodinsim jo. Tai svarbiausia šitą žinot, naudot, nes čia, sakau, jisai jėgą turi tokią pačią kaip ąžuolas. Tokią pačią energiją. Jis labai stiprus. Jis net stipresnis yra, kadangi jame, pačiam jėgų riešute, gerųjų medžiagų yra daugiau, kaštainie, negu ąžuolo gilė, jeigu taip ima. Ir dėl to jisai vertingumas jo yra didesnis energetiškai. Nes kiekvienas, kaip paprastai yra, galima atskirti energetinį potencialą kiekvieno augalo. Jeigu jame yra daug maistinių medžiagų, reiškia energijų daugiau sankaupa, didesnė. Ir jeigu, pavyzdžiui, jisai gali kuo daugiau pamaitinti, o šitas medis, jisai turi, sakau, kaip kviečių pakaitalas, tai reiškia, gali tapti kasdienę duoną. Ir tikrai jo nepapurkš nei jokių randapų. Tikrai nepapurkš jokiais glifosatais. Kaip sakyt, to, ko nereikia.
ko nereikia žmogui, ko nereikia mūsų organizmui, ko nereikia mūsų energetikai. Klevas, medis, kuris irgi labai, jis panašus kaip liepa iš tikrųjų klevas. Tik tiek, kad jo energija nėra tokia globėjiška, jinai duoda, kaip pasakyti, nes klevas irgi panašiai, taigi va, prapjoviau, sula bėga ir maistas žmogui. Bet čia pumpurų nepavalgysi, bet čia gali gliukozės gauti. Ir išgarinus tu gauni tą puikų klevų sirupą. Jo, pavyzdžiui, nereikia prapjauti, tu gali šakelę pavasarį pakabint butelį ir tau pribėgs to sirupo, vadinamo klevų sulos, tave, kaip sakyti, išmaitins. Žiemą taip jisai nėra va toks dustus kaip liepa. Liepa išmaitina ir žiemą. Žydi, žydėjimas lygiavertis kaip liepos, tik skirtingai pavasarį pražysta. Vienas iš pirmųjų. Klevų praktiškai irgi bičių negali išmaitinti pilnai. Nes jeigu nėra klevo pavasarį, tai ne visą laiką pienė žydi, ne visą laiką, o bitėm reikalingas maistas. Tai vienas iš pirmųjų, kurios gali pamaitinti bites, medis. Tai irgi labai lengvai aukoja save. Dauginasi labai lengvai, pasisėja, dalinasi, kaip sakyt, savim, nes jo, kai pasižiūri, va, kaip tankiai jisai susodint, kaip pats save sėja, ne? Tai tu matai, kad daugelis jų juk neišgyvens tų sodinukų. Jie yra aukojami, kad gamint žemį bakteriją, cukrų gamint. Jie žus ir jie pagamins kitiems savo didesniem broliams, būtent maistas taps. Nors jie yra kaip, atrodo taip liktai žmogiškai, labai taip nepriimtina, kaip jauniklis gali atiduoti savo gyvybę vyresnę, bet būtent medžiai yra sveikesnis, visą laiką jisai išliks ir jo vardan kiti dirbs. Tai va, klevai yra iš tų medžių, kurie labai lengvi medžiai. Jeigu, pavyzdžiui, klevo, būtent nuėjus į kažkokį, kur klevų giraitę kažkokią, ten yra lengva, už tą, kad balta mediena, ta šviesi tokia, šviesus kamienas. Ir nors atrodo tanki laja, bet ten lengva. Jinai neduos, pavyzdžiui, liepų, yra sunkiau netgi, nors jinai ta globėja. Vat, vėlgi, vyriškasis, moteriškasis pradas ir va tai to apibrėžia, kad rudenį gražesnių medžių turbūt sunku surasti. Taip, išraiškinga spalva. Taip. Ir ta spalva nuo geltonos iki raudonos ir rudos, kiek įvairių atspalvių. Taip, tai ir kai sako, tu maitiniesi ne tik, vat, kad ta, kaip iš sulos cukrų gaut, ne? Bet tu gali ir dvasią, kaip sako, sielą pasimaitinti jo grožių, jo neregėta ta tokia gama, tų mokėjimo matyti, begalės spalvų, jis viską atskleidžia, iš tikrųjų. Ir aišku, trąša irgi labai greit suyra, lapai puikiai patręšia dirvožę ir labai daug jų būna. Labai didelis jau plotas, tai ten šilčiau. Ir jis nespigliuotis, irgi va sukuria tokį, dėl to, kad žemė neleidžia užšalt, pakloti ir garuoja. Ir dėl to ta šiluma fiziškai šilčiau. Šitas medis, krūmas, kaip norim vadinti, jis geriausiai išvalo orą. Jo giraitėj tu negali ilgiau būti negu pusę valandos, bet giraitė tu turi jau daug medžių būti. Nes jis 99% panaikina daugiau negu kedrai, negu bet kas išvalo orą. Antiek jis yra praktiškai visas nuodingas, išskyrus uogos, tas raudonas, be kauliuko gali valgyti. Visa kita yra nuodinga. Jeigu visas sklypas būtų apsodintas būtent kukmedžiais, tai ilgai tu negalėtum, nes pas tave irgi naikintų visas bakterijas tavai. O mes be bakterijų negalim gyventi. Mes esam dalis bakterijų, pas mus labai daug kūne gyvena. Tai va šitie dalykai yra labai, labai svarbu žinoti. Bet kai, pavyzdžiui, plaučių susirgymų ten yra Kaukaze, net yra girios tokios, tai ten yra gydyklų pastatyta būtent susirgymai su plaučiu ir labai gerai gydo pavaikščiojus. Ten tiesiog tokios yra parke tam praėjimo takai. Tu praeini vieną kitą kartą ir tu visai kitaip kvėpuoji, kitaip gydaisi, kitaip tau greičiau sveiksti ir džiovos susirgymai ten plaučių, kai serga, tai yra nepamainoma iš tikrųjų.
dalykas. Tai turbūt žydėjimo laikotarpį intensyviausiai skleidžia. Jisai visą laiką iš tikrųjų turi tą, kaip net nežydėjimą. Visas eteris labiausiai skleidžia per kaitrą. Kai karšta, tada vat būna labai ir ypatingai pavakarę visą dieną kaitina, pavyzdžiui. Ir vakare, jau pavakarys, koksai, aš nežinau, būna 6-7 valanda, jau taip 8, ir tada aromatai įsiskleidžia visų augalų. Taigi mama tai yra vat liepa, kurią laužo, kaip pasakyti, yra amžina. Nes liepa toks medis, kaip tu pati žinai, jinai amžina yra. Jinai duoda maistą ir visiems užuovėja, pavėsi, ją gali nukirsti, jinai vėl atžels ir parvirs išpuvusi vėl, kaip sako, kai jinai parkrenta, tai jinai eina toliau, kitą vietą suranda ir vėl auga. Vedose vis, tai būtent yra platanas, yra vaizduojamas kaip tas dramblys, ant kurio ten 4 drambliai, tai vienas iš tų kojų. Ir kai sakyt, ant jo pasaulis laikosi, jis remia dangų ir informacija irgi labai gerai ima. Pasižiūrėk, kokios mažos sėklos ir kokį kodą turi genetinį stiprų savyje kiekviena sėklytė. O sėklytė pati, taigi ten pukelis. Viena iš mažiausių, jeigu taip. O kokią galią turi. Ir viskas pavaizduota jame. Obuolys, kaip obuolio forma, kaštainio kevalas. Visas tas formos tos tokios. Jo, tarsi viskas, talpina savyje viską, jo. Tai vat šitas medis yra tas sklype, aišku, jis pas mumis retenybė yra kol kas, bet energetiškai, pavyzdžiui, jisai, sakau, prilygsta Saturno energijai. O ką tai reiškia? Tai yra viena gigantiškų planetų, kurie labai, labai toksai, nu kaip stalo koja. Jeigu stalas neturi kojos, nu jis ne stalas. Erdviai turbūt irgi suteikia stabilumo. Taip, tai vat yra labai stiprus dalykas irgi sklype ir labai gerai, kad jis yra, nesvarbu, kad jis jaunas, jis nebejaunas, jisai, tas ąžuolas, jisai, supranti, kaip prie protingo mokytojo labai greitai auga mokiniai, ne? Tai ąžuolas va šitą daro, nesvarbu, kad jis jaunas pagal amžių mes skaičiuotume, bet, pavyzdžiui, jeigu naujam sklype pasodintum jį, nu paprastai žmonės, va, jis skūrėsi ir pasodina plataną ir neturi jokio didelio medžio. Tai jisai, nu, kvailesnis. Ką darytų kvailesnis medis? Kvailesnis medis sugalvotų, kad jiem sirgti reikia, kad jiem aukti nereikia, kad jiem ten jis dar kažką sugalvotų. Jis gal nori pasižiūri, ten 3 liepos, aš būsiu kaip liepa, tada pradėsiu plėstis ten kažkaip. Nu, ne tai reikia, kaip iš jo genofondas koks yra, pavyzdžiui. Pušis visi pažįsta. Pušų be galo daug rūšių yra, bet iš tikrųjų, jeigu sodinat pušis, tai iš tikrųjų nesiūlyčiau sodinti mūsų paprastųjų pušų, nes jos pažeidinėja labai tas vabalai, kenkėjai ir jie paprasčiausiai, nu, nusivylimas bus kažkada jie žus ir kaip pasakyti, kad nenusivilt. Galima retom tokiom tarp kitų augalų, kad kaip nerastų, kaip sakyt, kenkėjas. Kuo mes įvairovę didesnę turėsim, tuo ilgiau išlaikysim savo pušis. Nes jeigu tik pušynas grinai, tai labai daug pušynų sunyks Lietuvoje dėl tų negerų dalykų, kadangi nėra įvairovės. Tai va, o sodint pušis geriausia, tai iš tikrųjų įvairias, maišyti. Pušis tikrai labai labai gerą apsaugą duoda irgi. O kokia energija pušies? Energija yra, kaip pasakyti, lengviausia yra iš tikrųjų būtent mūsų šitos pušies energija, jeigu energetiškai. Sunkios energijos yra būtent juodųjų pušų ir jos nesiūlyčiau sodinti arti namų, nes tikrai jinai slegia daugiau negu eglė. O taip atrodo pušis, bet pušis pušiai nelygu. O kedras, kedrinės visos pušis irgi labai lengvina, labai stipri energija, labai gerai valo erdvę, nu, kaip išvalo tiesiog nuo bakterijų. Ir stiprina labai, kaip pasakyti, žmogaus valią, kedrinės pušis. Ta, ką, pavyzdžiui, šitos nepadaro, nestiprina valios. Paprastosios pušis. Jos nestiprina tiek žmogaus, nes jos nėra ilgaamžės labai. Jeigu ten lyginant, pavyzdžiui, jau surasti pušį, kur daugiau negu 200 metų reikia pasistengti,
paprasta. Vietovė labai tinkanti, nes taip tai jos labai greitai atiduoda savo gyvybę kitiem, kad daugintis, kad kiti galėtų ant jų, kaip pasakyti, paaukoja. O šermukšnis? Šermukšnis, jeigu mergaitės turi, tai pasodinkit prie komposto, jeigu mergaičių neturit, sodinkit į įėjimą. Nes šermukšnis apsaugo mergaitės nuo, kaip pasakyti, nuo, kad jų nepažeistų, kad jų... Bet sodinti prie komposto? Toliau. Ai, toliau. Toliau, nes šermukšnis labai gerai apsaugo, bet apsaugo daugiau moterišką pradą ir kad jos neišniekintų niekas. O berniukas, bet koks atėjęs į namus, šermukšnis supranta tai, kad jis nori pažeisti ir jos erdvę. Įspūdingiausias turbūt medis. Uosis. Uosis. Ir dėl ko? Dėl to, kad pas jį tiek į viršų, tiek į apačią pagrindinė šaknis eina. Nė vienas medis daugiau to neturi. Tai reiškia energetiškai, pavyzdžiui, jeigu ąžuolas turi tą pagrindinę šaknę, ne, bet pas jį išorė labai daug šaknų ir jisai ima informaciją visą iš žemės, nes bet kokia šaknis tai yra informacijos ėmimas. Kaip ir iš kosmoso, kaip ir žemės, jisai tobuliausia pusiausvyrą duodantis medis iš tikrųjų energetiškai. Jis gali sugeneruoti ir neigiamą, ir teigiamą energiją. Tai yra idealu. Kaip šviesos laidininkas. Jo. Jisai idealu yra ir, pavyzdžiui, name, jeigu yra iš uosio medienos, pagaminti baldai, tu tose namuose lengviau jausis. Visą laiką labai lengva jausis. Niekad ąžuolas, pavyzdžiui, ąžuolinės lovos yra labai sudėtingos, jeigu sergi, tada apsunkina jis tave, nes ąžuolas, jisai kaip sakyt, sugeneruoja labai stiprią energiją ir jis jos neskaido, jis ir duoda koncentraciją. Uosis, jis viską išlengvina, išretina erdvę ir tau paprasčiau yra. Tai viena lengviausių, sakau, medienų, iš tikrųjų buvimo kaip toj medienoj. Ir, sakau, išmintis jo yra tame ir kuo senesnis uosis jį šiaip sodybose, sakau, jo vertė yra didžiulė, nes jisai kaip pagrindą netgi šeimai ir tokiam suteikia ir ypatingai vaikam labai stimulą duoda vystymosi uosis. Nes vaikai tada lengvai auga, lengvai, kaip sakyt, neužsidaro savyje. Tai uosis va tą duoda tokią energiją, stebuklingą iš tikrųjų. Labai graži mediena, labai gražus medis. Labai graži laja visą laiką. Irgi, kur daug uosių, tai, kaip pasakyt, toksai, man tai jisai lapai kaip šermukšnis kartais atrodo, toksai pats lengvumas, plunksnos tokios atrodo, visas medis plunksnomis ir va tie dabar kaip sėklos irgi atrodo plunksnos, kaip kuokštai tokie vėduokliniai susidarė. Ir visus metus tu matai kažką tokio įspūdingo, judančio, pavyzdžiui, vėjas papučia, tu matai, kaip jie juda, jis alsuoja. Ir va tame visas yra grožis šito medžio, sakau, lengvume ir tobulam suderinime energijų. Energetiškai jis yra tobulas, sakau, nes jisai, jeigu sergi, gali ateitis paims, jeigu trūksta energijos, jisai atiduos, jis harmonizuoja energiją. Turbūt aš nežinau daugiau tokių medžių. Tikrai, va dabar pagalvoju, kuris va tokią energiją dalintųsi. Kuris pusiausvyroje tokia. Jo, harmonija. Visi turi kažką, vienas turi daug jėgos, kitas turi tokio įsitraukimo į save, ar ne, įtraukimo globą, kaip eglė ar ten kienį. O šitas tai yra vienareikšmiškai, sakau, ir uosi neturėt sodyboje. Tai pirmiausia, turbūt atvažiavai, pasodinau uosį, ąžuolą, beržą. Viskas. Ir tavo šeimai harmonija jau, kaip pasakyt, o paskui jau gali eglę sodinti apsaugai.